Sveiki, ponios ir ponai. Po šiais skliautais dera pradėti nuo padėkų išvirstančių išpažinti. Turėčiau dėkoti pirmiausiai daktarui Vygandui Malinauskui, kad jisai mane suviliojo čia atvažiuoti, įtikinėdamas, kad man tikrai reikia. Jis žinojo kodėl. Aš galėjau spėti, kad jo intencija buvo kaip nors atvesdinti kažką tokį, kuris galbūt nėra žmogus be Dievo, bet vis tiek ne bažnyčioje, o palei šventoriaus tvorą besitrinantis. Ir tada turėti kažkokį kitą minčio, gerbiančio skirtingai galvojančiųjų aplinkas kalbėjimą, už ką aš esu be galo dėkingas. Jo kvietimas ir argumentas tikrai lėmė, kad atvažiavau, o būčiau tikriausiai neužtekęs valios, nepaisant to, kad klausimas, kuris keliamas ir aplinka, kuri čia susirinkusi, man yra labai svarbi. Tai yra tikra Dievo dovana būti tarp kitaip galvojančių, kurie nėra net priešininkai. Kitaip sakant, tai yra tai, dėl ko atvažiavau. Atsinešiau nuo stalelio prie durų Samuelį Gregą, nes man tinka mano išpažinčiai. Išpažintis, kaip sakė moderatorė, prasideda nuo to, taip, esu istorikas, nepabėgau nuo istorijos taip toli, kaip pabėgo profesorius Alvydas Jokubaitis. Esu tas, kuris kojomis esu į Daukanto ir Valančiaus epochą įmirkęs pirmiausiai ir galbūt net pirštų galai siekiantis tą laiką, kuomet mūsų piliečiai vaikus galėjo, ypač sūnus, krikštyti padėję ant Lietuvos statuto. Man Lietuvos statutas turėjęs konstitucinės teisės bruožų, teisynas, kuris, kaip sakytų Tadeušas Čatskis, lietuviams tiek pat brangus kaip žydams Talmudas. Kas yra žydams Talmudas, taip pat galim nutuokti. Tai ne tik teisynas, bet ir teisingo gyvenimo knyga. Jinai nėra priešpastatoma šventam raštui, bet yra tiek pat aktuali. Tai jeigu mes kalbam apie vaizduotę, kalbam apie tai, ką profesorius Jokubaitis minėjo, į ką norėtume lygiuotis, tai man tie lietuviai praeityje, kurie galėjo šitaip elgtis, vis dar yra siekiamybė. Su viltimi, kad kada nors mes į savąją konstituciją galėsim žiūrėti kaip į šventą raštą, o ne kaip į demonstratyvų kūrinį taip aukštai lentynose, kad liktų tik tai egzaminams, šventėms ir parodymui. Nes šiaip kurie teisėjai kada nors padarė sprendinį Lietuvoje pasiremdami konstituciją. Konstitucija yra taikoma tiesiai. Padorus teisėjas galėtų bent sykį savo gyvenime, savo sprendimuose pasiremti tiesiai konstituciją, o ne kodeksais. Dar išpažinties tikriausiai reikalautų suvokimas, kad aš turėčiau sakyti, tai kaip kas aš čia drįstu kalbėti tokia tema, kokia konferencija šaukia ir kokią aš pats pavadinau. Nes kaip istorikas iš XIX amžiaus, kuom nors turėtume remtis. Tai tada aš turiu prisipažinti, kad nesu politinis mokslininkas. Mano galvojimas grįstas ilgamečių stebėjimų, į kurį buvau įtrauktas vėlgi čia sėdinčio žmogaus Virginijaus Savukyno, kuris kadaise pradėjo pirmąjį internetinį tinklapį redaguoti. Tai buvo Omni. Ir jis sugundė mane rašyti tokios kasdienybės komentarus, kas buvo politikos, kultūros, visuomenės kritikos komentarai. Taip ir užtruko 30 metų, karts nuo karto pasiekiant 10 tekstų per mėnesį. Ir beveik liga jau. Bet tuo ilgu visuomenės ir politikos gyvenimo stebėjimo aš ir turiu remtis. Tai yra publicistika, ilgalaikė, sukritusi į kai kurias knygas ir mano amžiaus grupėje jau beveik tinkama būtų sakyti, kad apie tai ir tai esu rašęs, žiūrėkite į tą knygą tame puslapyje. Žodžiu, remiuosi šituom. Koks mano metodas, kuris leidžia tą dėstyti, ką aš dabar dėstau, tai, aš sakyčiau, ir kas irgi prie auditorijos gundo, tai metodas arba požiūrio kampas, kuris galbūt pradėtas šlifuoti kadaise Ortegos y Gasseto, o šiandien man
artimiausias būtų Samuel Gregg. Ir ne tik Katalikybė ir laisvė sėkmingai išversta Andriaus Navicko, bet dar labiau jo Becoming Europe. Dar didesnis perspėjimas. Ir iš čia išplaukė mano pasiryžimas jums išdėstyti, ko gero, vieną tezę su keliais anekdotais. Vieną tezę, kuri pavadinime šiek tiek slypi, jinai remiasi supratimu, kad demokratija, netgi mes, jeigu vartosime dvigubas demokratijos apibrėžtis, liberalioji demokratija, kokia kitokia demokratija, nes pati demokratija ima nieko mums nebesakyti. Putinas irgi kalba apie demokratiją. Trumpas irgi kalba apie demokratiją. Trumpas ir rinkimus laimėjo gindamas demokratiją, nepasiant, kad oponentai sakytų, kad jis fašistas. Tai pati demokratija netiek daug pasako. Mano galva, kas nors sakytų, demokratija tai kasdieninis referendumas. Bet ką daryti, jeigu nėra žodžio laisvės, jeigu nėra laisvos minties, jeigu nėra tokio ginčo, kur žmonės suprasdami, kad jie nei vienas nesupranta visko iki galo, nei vienas negali išvelgti tos mūsų gyvensenos klampynės iki dugno ir tik per ginčą ir skatinamas skirtingas nuomonės kartu susidurti, kartu susiremti, vardan to, kad kažką tai bendro gėrio labui susigalvoti ir gyventi pagal principus, kuriuos susigalvojam. Tai čia mano būtų tokia viltis arba įsisvajota idealybė. Ir tada savo sakai, kad demokratija be stiprios valstybės, be 3 valdžių atidalinimo principo yra beveik neįmanoma. Ir iš čia plaukia mano metaforiškas pavadinimas visų tų valdžių lenktynės. 3+1, jeigu dar metaforiškai suprasim, kad viešoji erdvė, žiniasklaida yra 4 valdžia, gali būti 4 valdžia, jeigu jinai yra savimi. Ir pagrindinė mano tezė, kurią aš čia bandyčiau pristatyti, būtų išreiškiama tik tai keliais sakiniais. Gal prieš keletą dešimtmečių aš jau kažkaip leidau savo pastebėti, kad kažkas įtartino darosi su mūsų posovietinės Lietuvos kūryba ir su nesugebėjimu išsaugoti 3 valdžių atskirybės, autonomijas ir tarpusavio lygsvaras. Mano teiginys buvo pirminis, kad vykdomoji valdžia šiandien ryja visas kitas valdžias. Mes nejučiomis esam atiduodami biurokratūrai. Gali nebūti vieno autoritaro, nes populiarioje erdvėje mes dažniausiai suvedam demokratijos priešybę, diktatūras su asmenimis. Tai ar Putinas, ar Trumpas, ar ten Orbanas, ar koks nors kitas veikėjas. Bet posovietinė politinė tikrovė, mano galva, yra daug klampesnė. Mes nejuntam, kad diktatūra gali būti beasmenė. Diktatūra yra žengianti žingsnis po žingsnio nejučiomis pirmyn per begalinės reguliacijas, kurios ir asmens gyvenimą ima susiaurinti, ir šeimos gyvenimo autonomiją ima susiaurinti, ir galų gale visuomenės teisę sumažinti. Posovietinė mūsų tikrovė yra tikrai žymiai labiau miglota, negu mes šiandien viešoje erdvėje. Galų gale net akademiniuose užkaboriuose, moksliniuose straipsniuose mes net nebandom samprotauti. Esu santarietis, kultūrinis liberalizmas, kuriame ir katalikybei vietos, ir agnostikui vietos, tik peškitės. Visad užtekdavo. Šiemet lygiai taip pat viena iš Santaros šviesos konferencijos temų buvo demokratijos likimas. Mūsų politiniai galvotojai, mūsų svečiai, amerikiečiai, lietuviai, profesorė Sedaitis, kitaip sakant, visą didelę kompaniją, pusę dienos apie demokratijos likimą. Jeigu sudėtume minutes, kaip temos išsidėliojo, beveik 90% būtų Amerika, Trumpas. Ir keistas paradoksas, nei žodžio apie mus pačius. Mūsų pačių valia suprasti, kaip mes esam, yra tartum nugaravusi.
Tada aš beje laimėjau gero raudono vyno butelį iš vienos tikrai geros ateitininkės, su kuria susiginčijom. Sakau, žiūrėk, čia kaip indikatorius susirenka beveik visi išmintingi žmonės. Bet mes savęs nemastom. Mums demokratijos likimas yra prisiskaičius pigių websaitų už prieš Trumpas. Apie Amerikas mes žinom visi. Ir aš sakau, pamenat tokį anekdotą? Jinai neatsiminė, per jauna. Anekdotas numeris 1. Tai buvo, kai rusas su amerikonu ginčijasi Raudonoje aikštėje prie Kremliaus sienos ir amerikietis sako, pas jūs nėra demokratijos. Pas mus Amerikoje prie Baltųjų rūmų tvoros aš galiu aiškinti, tu, anekdotas senas, tu Kennedy esi asilas, tavo politika yra visiškai netinkama. Rusas žiūri į nustebę, sako, aš nesuprantu, kur problema. Mes čia irgi galim sakyti, kad tu Kennedy esi asilas ir kiek tik tai Po to buvo dar vienas personalinis pranešimas ir jinai sako, palauk, va šitame pranešime, kuris nagrinės tą visą fantasmagoriją dabartinio pasaulio, tikrai mes patys pakliūsim į objektyvą, bandysim save kaip nors suprasti, išardyti, kad būtumėm geresni, kad taisytume. Ne, nebuvo. Taip laimėjau savo tą vyną, dar neišgėriau. Bet esmė tokia, kad iš tikrųjų mūsų pačių valios stygius mąstyti savąją padėtį, mąstyti, kas su mumis pačiais darosi. Mes tartum išsigandę žiūrėjimo į veidrodį, o viešosios erdvės prižiūrėtojai tikriausiai ir pasistengia, kad praktiškai jokie rimti analitiniai, kritiniai komentarai, be kurių neįmanomas kasdieninis referendumas dingtų iš viešosios erdvės. Gal aš su Kafkos vabalu nesusitapatinčiau, bet kai skaitai LRT, LT ir kitus mūsų tuos viešuosius tekstynus, tai atrodo, kad mažų mažiausiai turėtum būti, jau vėlyvųjų vaikų darželio metų. Tai va tokia jau auditorija. Viskas vaikams, viskas vaikams, viskas vaikams. Ir čia visokių teorijų iš tų gali išvesti. Bet kai aš ginu tezę apie tai, kad mūsų vykdomoji valdžia suryja kitas. Tai reiškia, kad viena iš tų valdžių, kurių lygsvarą turi palaikyti tikėtina demokratija, yra akivaizdžiai įsiveržusi į priekį. Kaip vyko varžybos, net sunku nustatyti. Sakykime, aš pirmąjį ženklą pradėjau stebėti, kada mūsų įstatymo leidėjai vis dažniau buvo linkę diskutuoti įstatymus, kiek šiandien yra įstatymų Lietuvoje, kokie 85 000, ar ne? Tai reguliavimų kiekiu. Bet didelė dalim įstatymų formuluotės buvo tokios, kad vieną ar kitą sritį reguliuoja šitas įstatymas, o normos to įstatymo yra ministerijos dispozicijoje. Kitaip sakant, iš mūsų įstatymų virto tai, kas šiandien viešojoje kalbėsenoje būtų teisės aktai. Reguliavimai jau numatomi vykdomosios valdžios, o ne įstatymo leidėjų. Nejučiamis. Ir tai plečiasi. Vykdomosios valdžios arba biurokratūros sąmonė, nepaisant visokių įtarimų, kad čia yra kokie nors leftistai, čia yra kokie dešinieji, čia yra dar kokie. Mano galva, tai yra belytė būtybė. Biurokratūra yra belytė. Nei kairė, nei dešinė, nei centras, jokio skirtumo. Nes pati galia ir valdymas yra geidulys. Kuo plačiau, kuo smulkiau, žingsnis po žingsnio, užgriebti tai, kas anksčiau natūraliai būtų priklausę laisvai gyvensenai, privačiam žmogui, privatybei, šeimai, kur šventas dalykas. Ir mes turime konstituciją, kuri iš esmės šitą garantuoja. Beveik visos normos gali būti konstitucingos. Ir tada nejučiomis tu supranti, kad biurokratūra į mus žengia taip, kaip policininkai per vadinamuosius reidus. Ar jau susidūrėt, ką reiškia reidas? Reidas, kada policininkai net prisistatyti nebeprivalo. Kada galima stabdyti neprasižengusių žmonės ir ganėtinai tankiai.
Tada klausiu, o kada sekantis žingsnis, kada gatvėje policininkai pradės stabdyti ir tikrinti kišenes, ar kartais narkotikų nesinešat. Nes stabdymas vardan mūsų visų gėrio, kad girtų vairuotojų nebūtų. Kiek girtų vairuotojų sučiumpama ir kiek nenusikaltusių pažeminama. Ir į ką tas veda? Kada? Kur yra konstitucinė norma? Kad asmuo yra neliečiamas, jeigu jis neprasižengia? Žodžiu, pirmajame epizode bandžiau parodyti, kaip per įstatymų formuluotės ir neprisimant atsakomybės vykdomajai valdžiai atiduodamos normos, kurios ir sudaro įstatymo turinį, ir mes esam tada jų rankose, policija ar prokuratūra lygiai taip pat yra vykdomoji valdžia, kartais ginkluota, o dar yra ir kitų, kurios ir slaptos. Ir kam tai atiduodama? Teisinės valdžios nepriklausomybė. Gerai, Konstitucinis teismas, bent jau vieno iš mano autoritetų, profesoriaus Aleksandro Štromo akimis, tai buvo didelis laisvos Lietuvos laimėjimas, kad mes šitą teismą gebėjom sukurti. Bet nuo pat pradžių jo įsivaizdavimas buvo, kad šitas teismas bus bendrojo gėrio talkininkas tik tuo atveju, jeigu jisai niekados neperžengs savo konstitucinių ribų ir nepereis į įstatymo leidybos pusę. Jeigu tu vertini teisės aktą arba kokį nors valdžios veiksmą ir parėdimą, pasakydamas, atitinka konstituciją arba ne. Taip ar ne? Amen. Ir nepradėt nurodinėti, kaip turi atrodyti teisingas konstituciją atitinkantis įstatymas. Iš visos mūsų politinės istorijos, kol dar Seimas buvo tikra politikos tribūna, dabar aš kažkaip vis mažiau to juntu, bet atsimenu, kaip šaipydavosi dauguma iš kokio, tarkim, Vytenio Andriukaičio. Visiškai nepaisant to, ar jis dešinė ar kairiai, žinoma, bet jis buvo vienas iš tų retų, kuris bandydavo Seimo tribūnoje aiškinti, kad mūsų konstitucija sako šitaip ir mes negalėtume kitaip elgtis. Jau pradedant komentarais anoniminiais ir baigiant visai vardiniais pasisakymais, jis buvo pasišaipimo objektas. Daugelis čia sėdinčių salėje turėtume tą prisiminti. Iki dabar yra. Andriukaitis buvo pašėlusiai užsikirtęs ant to, kad mūsų kiekvienas įstatymo leidybos veiksmas turi būti su konstitucijos dvasia. Mes kontestuoti kiekvieną judesį turim, kaip konstitucija, kaip jinai juda. Žodžiu, mano viltis yra, kad demokratijos ir laisvės gynime be abejonės valstybė yra būtinas dalykas. Bet kartu su Gregu ir ko gero su didelė dalimi amerikietiškos demokratijos gynėjų galiu sakyti, kad jeigu mes nejusime, kur yra valstybės ribos, kur yra valdžios ribos ir kur, ne dėl to, kad nepasitikim savais piliečiais, bet dėl to, kad užginta, čia ne valdžios reikalas eiti į tokias sritis, kurios bus asmens gyvenimą ir šeimos gyvenimą liečiančios. Ribos pojūtis. Amerikos politinėje mintyje šitas niekad nebuvo nunykę. Man atrodo, kad mūsų sovietinis laikas ir mūsų postsovietiniai iššūkiai buvo klastingi. Kodėl? Rytuose, kur bizantinis valstybės altoriaus statinys yra dangų siekiantis, žmogus yra niekas prieš valstybę. Valstybė iš Dievo. Amen. Žmogus yra niekas, jis turi klupot prieš valstybės altorių. Kas yra tikrovė, nusprendžia valstybė. Kokie žodžiai yra teisingi, nusprendžia valstybė. Rytietiškas beribės valstybės supratimas. Sovietmetis, aišku, turėjo ant to uždėjęs savo absurdišką ideologinę kepurę, bet esmė buvo ta pati. Mano prielaida kaip istoriko. Mes 150 metų su gabaliukais, neturėdami savo valstybės ir visiškai teisėtai apie ją sapnuodami, svajodami, kovodami, kartais liedami kraują, kartais prakaito, kartais tiesiog šnekėdami, mes negalim nefetišuoti valstybės kaip šventenybės. Mūsų visa retorika yra persunkta šito. Valstybė yra šventenybė. Valstybės interesas. Valstybės interesas, žodžiu, tai, kas rytietiškame beribės, neribotos valstybės vaizdinyje buvo įtvirtinta,
Ir nuo ko mes bėgom 90 metais, į laisvę išėjus, tartum dar sykį sugrįžo. Dabar mūsų valstybė, kuri yra aukščiau žmogaus. Mums yra žymiai sunkiau mąstyti kaip politiniam būtybėm ir žiūrėti, kur tos ribos, kaip išsaugoti šitą konstitucijoje įtvirtintą valdžių atskirimo principą, asmens autonomiją, šeimos autonomiją, visuomenės autonomiją. Ten, kur yra valdžia ir ten, kur yra savivalda, prasideda mūsų didžiosios nesėkmės. Nei vietos savivaldoje, nei visuomenės savivaldoje mums nepavyko išsiveržti iš sovietinio narvo. Mūsų savivalda, čia tikriausiai Antanas Kulakauskas, mano senas bičiulis, būtų rišlesnis kalbėdamas apie tai, kai nuo pat administracinio padalinimo iki keistų fikcijų. Rajonai kaip prie sovietų, rinkimai tarybai, gal mero rinkimai dabar yra tiesus, bet realiai vienos pakopos savivalda 3 milijonų šalyje yra deja tik tai šešėlis tikrosios savivaldos. Ir mes negalim kaip kokie lenkai iš kaiminystės įtikėti, nepaisant rietenų politinėje scenoje, dešinė ar kairė, visi vienodai sutars. Didžiausias mūsų laimėjimas yra savivalda. 3 pakopos, visos 3 tiesioginiai rinkimai į urėdus ir į tarybas. O visuomenės savivalda? Visuomenės savivalda, kada profesinės, religinės, pilietinės ir kitos asociacijos turi savo galią ir savo balsą ir yra respektuojamos valdžios. Valdžia yra subsidijuojama, yra dalinamasi. Deja, posovietiniai, pototalitariniai kraštai vystėsi ant 2 kojų, o ne ant 3, kaip kad vakarų liberalioji demokratija. Jeigu vakarų liberalioji demokratija stovi ant private, public ir civic, 3 sektorius, pilietinis sektorius. Po komunistiniai kraštai jau dabar galima įrodinėti, jie vystosi ant 2 kojų. Private or public. Civic provizoriškai. Kiek yra? Aš jau apie Rusiją nekalbu. Tad baigiu savo pastebėjimus. Tikrai nesu tas, kuris koridoriaus gale nematyčiau šviesos, bet esu įstikinęs, kad kasdieninio referendumo neužtenka, jeigu mes neprižiūrim viešosios erdvės, jeigu mes neįdarbinam proto ir širdies, nuolat apmastyti tai, kur mes esam atsidūrę, jeigu mes netrukdom tiems Kafkos herojams arba infantilams pagal apibrėžimą viešpatauti, referendumas nepadės. Jeigu galvot, kad demokratija yra tik rinkimai, tai Putinas tikrai juos laimėtų. Ir tikriausiai, nepaisant, kad mes nepripažįstam Lukašenkos legitimumo, Lukašenka laimėtų. Aptemdykit minę ir jinai išrinks ir fašistus, ir komunistus, ir ką tik tai norit. Tai šviesos. Ačiū Jums, kad darot tai, ką darot.